2016 m. balandžio 16 d. Vilniuje finišavo 2015–2016 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas vyrų 55+ grupėje. Šių metų čempionato reguliariajame sezone rungtyniavo 5 komandos – Kauno Atskalūnas, Garliavos Statyba, Tauragės Tauragė, Vilniaus Perlas ir Vilniaus Salilita. Mažajame finale susitiko Garliavos Statyba ir Kauno Atskalūnas. Mūsų komanda Garliavos Statyba šį sezoną sužaidė, sakyčiau, visai neblogai. Lūkesčiai mūsų buvo papulti ketveriukę, ką mes ir pasiekėme. Norėjome papulti į finalą, tačiau vakar nepavyko pusfinalyje laimėti prieš Perlą. Jie buvo stipresni. Tikslai yra turbūt dvejopi. Vienas tai yra tai, kad visi, kas čia yra, tai žaidžia šiuose turnyruose, tai yra truputėlį išprotėję dėl krepšinio, kaip visa Lietuva, o mums labai smagu, kad mes galim žaisti. Asmeniniai turbūt dalykai yra tai, kad yra komanda, kurioje gali žaisti, yra varžovai, kurie suteikia galimybę varžytis ir turbūt pats didžiausias dalykas tai yra tai, kad susirinki, pabendrauji, sutinki senus draugus ir tuo pačiu ir sieki rezultatų varžybose. Nepasakyčiau, kad dažnai žaidžiu, bet šiemet taip išpuolė, kad teko būti Kaliningrade ir Klaipėdos komanda atvažiavo tik su 5 žaidėjais. Ir aš buvau jau kokie 8 metai nežaidęs krepšinio. Paprašė, kad padėčiau, pasijungčiau prie jų. Pasijungiau, sužaidžiau per 18 valandų 3 varžybas. Aišku, man paskui buvo labai prastai, bet komanda užėmė 4. vietą, visai neblogai. Ir po to pagalvojau, kad reiktų čia pabandyti ir Lietuvoje. Tai prisijungiau prie mūsų komandos, sužaidžiau keletą varžybų, bet ištino kelias ir turėjau 3 mėnesius praleisti, kad galėčiau sugrįžti į gerą formą. Ir va dabar visai neblogai, vakar susikovėm su 1. vieta. Esu patenkintas, aišku, galima būtų geriau, bet jau kiek išeina, tiek žaidžiam. O pirmoje eilėje tai profesionalios traumos. Tai čiurnų traumos, kelių traumos, nugaros traumos ir šiaip visokių gali būti kitų ligų. Ir aš manau, kad tie žmonės, krepšininkai, kurie žaidė mažiau profesionaliai arba daugiau mėgėjiškai, tai jie turi ilgesnį savo laiko tarpą ir jie dabar, būdami veteranais, gali daug įdomiau ir daug fainiau žaisti negu patys profesionalai. Garliavos Statybos krepšininkai rungtynes pradėjo vangiai. Nežiūrint to, jie pademonstravo kovą ir charakterį, ypač 4. kėlinyje. Tačiau jiems teko pripažinti pralaimėjimą geriau tritaškius ir baudas pataikiusiems bei 2. ir 3. kėlinį puikiai sužaidusiems Atskalūno ekipos krepšininkams. Bronzos medalius pelnytai iškovojo Kauno Atskalūno ekipa rezultatu 48–57. Šiemet teko dalyvauti net 2 amžiaus grupėse, 50+ ir 55+. Na, sekėsi įvairiai, su vyresniais žaidžiam finale, su jaunesniais žaidėm atkrintamosiose varžybose, bet galiu pasakyti, kad kitais metais tikrai koncentruosimės tik tai į vieną komandą. Šioje amžiaus grupėje 55 tai tikrai įgyvendinom, žaidžiam finale, su jaunesniais norėjos būti irgi į finalinį ketvirtą papult, bet nepavyko. Pirmiausia yra draugiškai gerai praleisti laiką, pasportuoti, o jau rezultatai yra 2. vietoje. Bet bet visada būna, kad atrodo ir nereikšmingos rungtynės, bet kai išeinam į aikštelę, viską pamirštam ir atrodo, kad žaidžiam olimpinių žaidynių finalą. Dėl 1. vietos pečių surėmė 2 Vilniaus ekipos – Vilniaus Perlas ir Vilniaus Salilita. Komandoje yra daug buvusių krepšininkų, tai yra Rolandas Penikas, Vytenis Urba, Arūnas Šarkas, Stanislavas Kaulius, Valerijus Prokopas, tai buvę Statybos komandos žaidėjai, Vladas Lukša ir kiti, gal nesupyks, kurių nepaminėjau, bet visi stengiasi, visi gerai. Kol kas tikslai įgyvendinti, lieka šiandien galutinis
taškas tapti nugalėtojais. Salilitos krepšininkai nuo pirmųjų susitikimo minučių įsiveržė į priekį ir jau po 2 kėlinių susikrovė 18 taškų pranašumą. Per trečiąjį kėlinį savo pranašumą padidinę iki 25 taškų ir ketvirtasis rungtynių kėlinys liko tik formalumas. Pergalę rezultatu 60-80 šventė ir čempionų taurę į viršų kėlė Vilniaus Salilitos krepšininkai.